Labas rytas. Verdam košę, darom kavą, oras vėl nuostabus, lietaus kaip nebūta. Nusimato vėl gera diena. Audra. Nulūžę medžiai, bet čia priekį pravažiuoti. Kraštą. Ateina, tai bandom. Tikiuosi, nieks čia labai per galvą neduos už tokius dalykus. Sustoju prie upelio, labai fainas ir gražus, vidury miško, bandysiu pasisemti vandens. Čia turėtų būti įsileidimas. Kažkur, visai čia man atrodo neblogai. Vanduo atrodo skaidrus. Kas be ko tą vandenį reikės užsivirti. Tokį vandens negersiu. Arba tada dar turiu filtrą, kurį galėčiau panaudoti. Bet kadangi nėra karšta, vandens geriau labai mažai, tik su maistu praktiškai, tai nebus problemų. Aš manau, kad dabar esu ties upeliu, va čia šitas upelis turėtų būti. Ir dar reikės pavažiuoti priekį. Labiausiai užkisantis dalykas, tai reikia, kaip matot, labai daug sukti, nes atsipalaiduoja žemėlapis. Tai kol jį prisukė, na va, dabar jau po truputį pradėjo judėti. O. Ja. Ja, bandysim čia ir čia. Taip, nuvažiuota 800 km pagal žemėlapį, realiai daugiau.
Tai liko dar iki Berlyno 250 km. Tai kol kas apsiniaukia, bet nelyja, šiek tiek vėjas yra. Dabar esu kažkokiam nacionaliniam parke, didelis miškas, keliukai geri, smagus, nieko nėra, nei dviratininkų, darbo diena turbūt visi dirba. Panašu vėl pasiklydau. Arba ten, arba ten, arba ten. Aš važiavau iš ten kokius 8 km, tiesiai. Galvoju, nu, kada pasibaigs. O sankryža ir aš tikrai nesu ant žemėlapio jau. Tai grįžtu atgal į paskutinę žinomą vietą ir iš ten bandysiu iš naujo naviguoti. Išvažiavimą susirasti. Parduotuvę. Einam pasižiūrėti, ką turi. Dzień dobry. English? Po-ruski? No. Do you have a cream for coffee? Kawę. Kawę. Zimną. Nie ma. Red Bull. Nie, tak nie mamy. A! Aha. Kawę. Kawa. Dziękuję. Nu ką, apsiprekinom. Siūlė vafliukus pasiimti. Palikau centus, nes tikiuosi jau nebereikės man zlotų kapeikų. Tai popierinius pasilikau, o metalą atidaviau. Nedėlį virtusių. Šiandien pietausim tokiai vietai. Ramu, suoliukai yra. Nuotaikos puikios. Jau alkanas. Einam pavalgyti. O čia tiem, kurie sako, kad iki Berlyno nėra ką važiuoti. Čia per vieną dieną galima nuvažiuoti, ne?
Tai va, tokie keliai, kad ir miškas. Kvartalinė nebuvo tik tais, bet šiaip lauko keliukai, miško keliukai, asfaltas, miksas, žodžiu, viskas, kas eina arčiausiai oro linijos. Tai jo, renkasi kilometrį ne taip greitai, kaip galvojau. Bet šiandien jau turiu būtinai pasiekti grubiai tašką likus 50, turbūt 100 km iki Berlyno, norėčiau 50. Vokietijoje žinau, kad bus sudėtinga ieškoti, kur nakvoti, nes Linas informavo, kad ten gamtoje kempingavimas yra... Nu tai žiūrėsim, bet rytoj aš norėjau pasiekti muziejų ir ten padaryti nuotrauką R80 1980 metų motociklo, kuris yra labai panašus būtent į šį R12. Gerai, viskas, einu pietauti. Panašu, kad čia ne tiltas, o keltas. Klausimas, ar galėsiu išplaukti ar ne. Dabar po pirmos 20 džiūn. 14 valandą truputį išplaukė. Ir kaina yra 2 eurai. Ir žmogus turbūt 75 centai, tai bus viso 3 eurai arba 11 zlotų. Mano toks spėjimas yra. Einam paklausti. Atrodo, mes esam čia. Čia atvažiavau, per mišką nusileidau, paskui atvažiavau čia ir dabar prie kelto esu. Manau, kad šitai vietai. Įdomi kažkokia vieta. Kambariukas žmonės sėdi, nesuprantu, ką čia daro, gyvena tarsi, laukia kažko keistai. Sugeneruoti 15, 13, 14. Aš čia bilietų pasvarantiniais neparduoda. Gal bilietas bus pačiam kelte. Įdomiai. Krante jau Vokietija. Iš lėto ateina žmogelis. Lieka 15 sekundžių, nu gerai, minutė tebūnie. Keltų. English.
vienas užvirtęs medis. Bandom per ten ar per ten. Galvoju, kad reikia per ten bandyti. O dabar laikas vakarieniai. Paskutiniai vakarieniai, kaip ten sako. Nu gerai, ne paskutinė. Čia bus paskutinė, rytoj dar bus pusryčiai. Mėsos nebeturiu, tai valgo avižas. Valgysiu avižas su šokoladu ir su riešutais vėl. Taip, pakalbėkime apie tai, kokius dalykus pavyko įgyvendinti ir ko nepavyko įgyvendinti, ar buvo tokių dalykų. Tai kaip ir buvau žadėjęs, kad nenaudosiu telefono. Taip, telefoną aš nenaudojau ir navigacijos, GPS navigacijos taip pat nenaudojau. Nenaudojau kreditinės kortelės, nenaudojau lietaus aprangos. Galvoju, ko dar nenaudojau. Nevalgiau kavinėse ir restoranuose. Ir degalinėse lygiai taip pat nepirkau nieko, išskyrus kurą. Už viską mokėjau tik tais grynais pinigais. Tai Lietuvoje ir Vokietijoje eurais, o Lenkijoje turėjau įsikeitęs zlotų. Toliau ko nedariau, arba ką dariau. Miegojau hamake visas naktis miegojau hamake. Pirma nakvynė buvo stovyklavietėje ant ežero kranto, antra buvo kempinge Lenkijoje, kur sutikau šveicarą, keliaujantį iš Nordkepo jau. Trečia nakvynė buvo vėl stovyklavietėje be ežero miške, ketvirta buvo prie ežero, privataus ežero, kuris yra nuomojamas žvejybai. Vienas praleidau naktį ir dabar paskutinė naktis yra kempinge. Kempinguose, kai buvau tiek pirmą, tiek antrą kartą, nesinaudojau dušu. Vienintelis dalykas, ką įsipyliau, tai geriamo vandens į savo talpas. Vakar sustojus pas močiutę vieną paprašyti vandens, čia buvo Lenkijoje, jinai nuėjo į Rūsį ir atnešė man butelį vandens, mineralinio vandens ir sako, imk. Aš sakau, neimsiu. Tai atsisakiau vandens ir sakau, aš noriu prisipildyti savo talpas ir turbūt matėt video, kaip piluosi. Tai va, tai butelėje vandens atsisakiau. Kas dar buvo, galvoju, su vandeniu? Kadangi pamečiau vieną vandens talpą ir buvau likęs tik su 1 litru, man reikėjo nusipirkti vandens butelį. Parduotuvėje nusipirkau vandens butelį su arbūzinio skonio turbūt vandeniu. Jį irgi išpyliau, nenaudojau. Tai galiausiai gavosi, kad aš vandenį 3 kartus prašiau piltis pas žmonės, 2 kartus upėje pyliausi ir 2 kartus kempinguose. Tai va tiek vandens ir sunaudojau. Galvoju dar kažkas. Iš šalies pagalbos jokios nebuvo. Perspėjimo apie blogus orus, apie kelių būklę ir taip toliau ir panašiai. Visi šie dalykai buvo įgyvendinti. Nenaudojau, kaip ir sakiau, lietaus aprangos. Tiesą sakant, lietaus gavau tik tais pirmą dieną išvykstant iš Vilniaus. Iki vakaro palijo. Tai ant batų kelnes teko šiek tiek užsimauti, nes per kelnes bėgo vanduo į batus. Kitomis dienomis lietaus nebuvo. Kai jau tas matydavau, kad ateina lietus, tai stodavau. Realiai tai buvo tik vakaras, kada prašiau jau greičiau prie vandens telkinio, kur yra žvejybai skirtos vietos, kad statytis hamaką ir užsidengti su palapinsiuose, su tentu. Tai va ten lietaus gavau gana stipriai, bet buvau po tentu ir vėjas buvo toks didžiulis ir stiprus, kad ten atrodė viską išneš.
tai rankomis laikiau tentą, kad nenuplėštų. Ir va čia yra didelio tento minusas. Kaip matote, va 4 metrai tentas, jisai gerai yra, kai yra ramus oras, bet jeigu yra vėjo gūsiai didžiuliai, tai irgi reikia suprasti, kad oro jis užkabina žymiai daugiau. Kurą pyliausi degalinėse, mokėjau irgi tik tais grynais pinigais. Maistą, kurį pirkau tik tais kaimo parduotuvėlėse. Pagrindė tai buvo, nusipirkau grikių, kurių nesuvalgiau dar kol kas, net nežinau, ar spėsiu suvalgyti. Kavos grietinėlę pirkau, sausainius, degtukus ir turbūt viskas. Makaronus dar pirkau. Tai va, tai visi dalykai, su kuriais sakiau padarysiu ir su kuriais nedarysiu nieko, pavyko įgyvendinti, džiaugiuosi dėl to. Tai tiek. Dar dėl maršruto, kurį buvau suplanavęs, kiek aš jo pravažiavau. Tai aš sakyčiau, kad bus kokie 90% jo pravažiuota. Buvo viena vieta, kur aš dariau gal netgi 3 apvažiavimus ir jokių šansų nebuvo. Teko kirst ir dar buvo kokie 3-4 kartai, kur paklydau ir paklydęs negrįžau į patį artimiausią tašką arba ten, kur paklydau, kad tęsiu toliau. Tai buvo kelios atkarpos, kur nukirtau kampus, nes navigavimas buvo per daug komplikuotas. Tai bendroji sumoji bus apie 90%. Plus buvo vietų, kur pagal suplanuotą maršrutą nevažiavau, nes mačiau, kad yra keliukai einantis arčiau oro linijos, tai jais pravažiavau. Tai va, tai irgi čia stengiausi kiek įmanoma nečytinti. Atėjo metas padaryti apibendrinimą kelionės, kol dar esu vietoje. Šiuo metu esu visai netoli Berlyno, bet apie viską nuo pradžių. Tai šiandien kėliausi turbūt kokią 8 valandą ir išėdėjau jau apie 9 valandą. Iki šiandien turbūt net nesupratau, kad skiriasi laikas iš tikrųjų nuo Lietuvos. Tai yra Lenkijoje yra -1 valanda. Dabar esu Vokietijoje, netoli Berlyno, tai čia turbūt yra irgi ta pati -1 valanda. Kadangi neturiu jokių elektroninių prietaisų, tai išskyrus veiksmo kamerą, tai laikrodis irgi mechaninis. Tai sunku gaudytis laikė, plus ir man to visai nereikėjo. Tai šiandien keliausi su keltu Lenkija, Vokietija, kirtau sieną keldamas su keltu. Norėjau šiandien truputį labiau paskubėti, tai daugiau tempo laikiau ir nežinau, ar pavyks rasti nakvynę. Tai porą vietų ieškojau laukiniai gamtoj, bet Vokietijoje su offroadinimu visur sudėti ženklai labai rizikinga, sakykime taip, važiuoti. Tai teko atvykti į kempingą. Kempingas didžiulis, bet žmonių praktiškai nėra, vienas kitas pensininkas tik tais. Mačiau vieną parelę nuogė nuėjo maudytis. Tai va, tai esu kempingė netoli Berlyno, turbūt kokie 30-40 km yra likę iki Berlyno BMW Motorrad muziejaus. Šiandien pernakvosiu čia ir rytoj nuo pačio ryto išėdu į muziejų, kur mano tikslas yra nufotografuoti BMW R80 legendinį Dakar motociklą, kuris yra laimėjęs ne vieną kartą Dakarą. Ir po to bus jau logistiniai dalykai, tai yra priduoti motociklą ir nusigauti iki oro uosto. Tai kalbant bendrai apie šitą iššūkį, challenge, sakykime, ir projektą, tai sunkiausias dalykas iš tikrųjų man buvo navigavimas. Navigavimas popieriniu žemėlapiu, nes sunku naviguoti miške, nes ne visi keliai yra pažymėti, kai mastelis yra toks, koks yra pas mane žemėlapis spausdintas, tai ne visi keliai yra pažymėti, sunku yra atsirinkti ir sunku naviguoti yra didesniuose miestuose arba didesniuose miesteliuose, nes kelių tinklas irgi yra tankus ir atrinkti, kuris kelias yra kuris, yra tikrai sudėtinga. Tai bet čia yra, kaip sakau, kompromisinis variantas. Taip galima darytis dar labiau zoom in, bet tada reikės dar daugiau prasukinėti roadbooką ir bus nebe 15 metrų roadbooko, bus jau turbūt 30 metrų roadbooko.
Tai čia yra vienas momentas. Tai man navigavimas buvo sunkiausias ir didžiausias iššūkis. Tikrai pasiklydau, ne vieną kartą pasimečiau, ne vieną kartą klausiau žmonių, ką daryti, kur yra artimesnis miestelis, pagal kurį galėčiau prisirišti atgal, kur aš esu. Kompasas, kurį pasiėmiau kelionę, aš realiai nė kartą nepanaudoju ir praktikoje matau, kad kompasas tokiam formatui yra visiškai nereikalingas dalykas, nes žymiai paprasčiau yra su motociklu tiesiog pavažiuoti keliuku ir pasižiūrėti, atitinka vingiai ir posūkiai ar netitinka, negu kad bandyti ištraukti kompasą ir gaudyti kryptis. Tai realiai kompaso nenaudojau nei kartą ir nuo Vilniaus iki Berlyno tokiais keliais atvažiavau be jokio kompaso. Ir kitas momentas, kur kompasas būtų naudingas ir reikalingas, jeigu būtų žygis peškomis arba galbūt ir dviračiu, nes pasitikrinti keliuku paeiti kilometrą ar du yra gana sudėtinga peškomis. Tai tu nori kiekvieną kartą labai aiškiai ir tiksliai žinoti, ar čia tikrai yra tas kelias, kuris tau reikalingas. Tai mano atveju, esant su motociklu, tikrai kompasas nepasiteisino. Vienas valgymas, 1 litras vandens. Tiek man vidutiniškai gavosi per kelionę, tai yra išsivirti kruopas su konservais ir pasidaryti kavos puodelį. Ir paskui indus išsiplauti, jeigu nėra vandens jokio šaltinio, tai yra upės ar ežero. Vežiausi litrinę benzo talpą viryklį naudoti, tai man užteko, dabar bijau sumeluoti, gal netgi pasižymėjau, 14 kartų užteko 1 litro benzo pasidaryti maistą. Ir sakyčiau, yra pigiausias sprendimas, jeigu taupate kiekvieną eurą, bet žaisti reikia šiek tiek su benzinu, kol užkaitinat jį. Konservai labai pasiteisino. Ačiū Mariau už konservus jautienos ir avienos, buvo nerealus dalykas. Iš Vilniaus įsidėjau 8 vienetus konservų, jau šiandien aš jų nebeturiu, tai maitinuosi be konservų, galėčiau dar parduotuvėje nusipirkti, bet kai valgai tokius gerus konservus, tai jau pirkti nelabai norisi. Dabar iš daiktų, kurių neprireikia, tai nepanaudoju realiai peilio, kaip nebūtų keista. Tai aš turiu Lettermaną ir turiu įsidėjęs vieną neužlenkiamą peilį, tai to Lettermaną aš pasilikčiau, kitam kartui neimčiau peilio. Nepanaudoju plavkių, 2 kartus maudžiausi ežere, 2 kartus nuogas, nebuvo aplinkui žmonių, plavkių neprireikė, bet vietos neužima praktiškai, tai geriau pasiimti. Rankšluosčio taip pat nepanaudojau, nes buvo pakankamai šilta ir turėjau laiko nudžiūti. Antrų kelnių dar nė kartą neužsidėjau, tai visada buvau su pačiutom BMW kelniam, man jos patiko, pasiteisino. Vėlgi, jeigu būtų labai karšta ir būčiau sušutęs, labai tikėtina, kad norėčiau iššokti į lengvesnės kelnes. Bet kadangi temperatūros nebuvo labai didelės, tai neprireikė jų. Šakutės nė kartą nepanaudojau. Visada buvo tik šaukštas. Toliau labai pasiteisino puodas 1 litro ir kavos puodelis. Tai kavos puodelis, kur darausi kavą, aš iš esmės jo juodą kavą pasidaryti ir puodas pasiteisino toks etapas. Džiaugiuosi, kad neėmiau 600 ml puodelio maisto gaminimui ir kavos puodelio, nes būtų 600 man per mažas, ypatingai, kad norisi labiau paskleisti, kad būtų didesnis plotas maišymuisi ir kombinuoji kruopą su konservais. Špižinė keptuvė tokia nedidelė, galbūt jau video rodžiau, kepiausi šiek tiek konservus, 1 kartą panaudojau, pigus reikalas, bet sveria daug. Ar 2 kartą imčiau, nežinau, jeigu daryčiau kažką tai konkrečiai ir turėčiau mintie, kad kepsiu, taip, dabar aš realiai viską tik tai sviriau ir man to pilnai užteko. Vėlgi, turbūt jeigu keliaučiau daugiau negu 6 dienas, jau norėtųsi maisto įvairovės. Su enduro akiniais komfortas važiuoti yra iki 80 km/h. Jo vietomis gali paspausti ten 100 ir 120, bet triukšmas didžiulis, labai vargina ir, kaip aš sakau, jeigu su tokiu motociklu keliauji, chill režimu, tai 80 km/h yra va tas toks geras vaibas, kur tu smagiai savo važiuoji.
Rankinis roadbookas mano, kurį aš naudoju, prasukinėjau žemėlapį, netinkamas sprendimas, nes žemėlapis yra iš kieto popieriaus ir kiekvieną kartą prasukus jis pasileidžia ir atsisuka. Tai kiekvieną kartą norint prasukinėti žemėlapį į vieną pusę arba į kitą, reikia nemažai prasukimų padaryti. Kartais sustodavau ir praktiškai 30 sekundžių prasukinėjau roadbooką, kad sustangrinti popierių ir prasisuktų jisai, kad galėčiau pasižiūrėti. Ir tik jis ranką paleidė, jisai vėl išsisuka, pabėga. Tai nepasiteisinęs reikalas, daug vargau su tuo dalyku. Per 6 dienas praktiškai sunaudojau 4 fotojuosteles po 35 kadrus. Tai sakyčiau yra labai ant ribos. Mano atveju dar norėjau šiek tiek ir daugiau fotografuoti, bet jau taupiau juosteles, kad užtektų kadro iki galo. Ateičiai imčiau turbūt 5-6 juosteles. Bet vėlgi, kas iš to gaunasi, kad jeigu prifotografuosi labai daug, tada vėl praktiškai gaunasi tas pats, kas skaitmena. Tai, o tikslas buvo less is more. Klausk, bet nevažiuok aklai. Taip, buvo ne kartą, kada pasiklydau, nebežinojau, kur esu ir klausiau vietinių žmonių ir buvo, kada pasakė gana tiksliai. Ir buvo porą atvejų, kai žmonės pasakė ir pasakė nesąmonę ir tik tai dar labiau suklaidino. Tai praradau dar papildomai kokias turbūt 2 valandas ieškodamas, ar važiuoju ten ar ne ten. Todėl, kaip aš sakau, žmonių klausti galima, bet pasitikrinkit dėl viso ko, jeigu turit kaip pasitikrinti, ne? Arba kitaip sakant, nepasitikėkit žmogaus rekomendaciją 100%. Beje, nei vieną kartą, kai aš klausiau, kur važiuoti, nei vienas žmogus nenaudojo telefono žemėlapių, kad man pasakytų kur, ir aš to žemėlapio pats irgi nemačiau. Kad nuvažiuot pas žmogus, sakyt, žiūrėk, parodyk man Google Maps žemėlapį, kur aš esu, aš pats susiorientuosiu, kur man važiuoti. Tai to nebuvo. Aš tikėjausi, kad bus karščiau ir galvojau, ar nereikia pasimti enduro marškinėlius ir su jais važiuoti. Ir džiaugiuosi, kad nevažiavau, tiesą sakant, važiavau su maikute ir su tokia taktinė kareiviška medvilninė striuke. Ir realiai to pilnai užteko. Jeigu važiuočiau su enduro marškinėliais, buvo greitis šiek tiek per didelis, aš sakyčiau, būtų per vėsu važiuoti. Ypatingai rytais netgi naudodavau džemperį ir dar ant viršaus medvilninę striukę. Kadangi jinai nėra motos striukė, tai prapūtimas pas ją yra gana geras. Tai aš sakyčiau, enduro marškinėliai būtų pasiteisinę, jeigu būtų temperatūra plus 27 ir daugiau. Taip. Kilometrai per dieną. Tai maksimum 200-250 km per dieną. Pirminis mano buvo planas, kad tiek važiuodamas aš tikrai nepavargsiu, turėsiu pakankamai daug laiko, bet praktikoje gavosi, kad norėjusi to laiko turėti ir daugiau. Ir tie keliai nebuvo tokie jau greiti, kaip aš įsivaizdavau. Buvo nemažai offroadinimo, buvo nemažai paklydimų, sakykime taip. Tai nebuvo taip, kad gali visiškai chill režimu važiuoti. Tai aš sakyčiau, turbūt 200 km. Mikso kelio yra idealus variantas, 107-200 km. Jeigu asfaltais, taip galima imti ir daugiau, 300-400 turbūt kilometrų. Klausimas tik, ar jūs spėsit pamatyti taip greitai lėkdami. Tai va, tai turbūt tokie dalykai iš šios kelionės. Ir tiek, ačiū visiems, kurie laukėte ir šias 5-6 dienas neturėjote jokio ryšio iš manęs, kaip viskas atrodė kelionės metu, bet tikiuosi, kad su veiksmo kamera pavyko pagauti kelis momentus ir viską sudėsiu į šį vieną arba kelis video ir galėsiu pasidalinti su jumis. Tai ačiū dar kartą ir make life a ride. Labas rytas. Paskutiniai pusryčiai šioje kelionėje. Vėl klasika, avižas ir kava. Ir dar panašu, kad reikės išmesti likučius avižas, makaronų likutis liko, grietinėlės bus
ir turbūt viskas. Sustojau moto servise, paprašiau poros raktų, nes neturėjau prisisukti dradėlį. Tai va, tai prisisukau, judam toliau. Nu, Berlyne reikalų labai sunku naviguoti, kai kurie keliai uždaryti, tai pagal oro liniją panašu, kad neišeis nuvažiuoti iki muziejaus, taip kaip buvo suplanuota, reikia pagrindiniais keliais važiuoti, kitą variantą neturiu, nes per daug žiedų, per daug šviesoforų, per daug sankryžų ir žemėlapis yra nepakankamai detalus, parodysiu. Važiavau šitą vietai ir va čia kažkur pasimečiau, nei ten važiavau. Tai šoksim pagrindiniais keliais važiuoti, kito varianto nėra. Pagaliau atvykau BMW Motorrad muziejus, štai motociklas. Einu į vidų ieškoti BMW R80 ir R12. Hello. I want to visit museum. Yes. How much it is? No, it's free. It's You free? can just enter. Okay, thank you. O, taip. O labiausiai aš ieškau R80. Manau, kad bus ten gale. Hello. R750. Štai BMW R80. Prašau. Labai laukiu šito momento, pabandysiu padaryti nuotrauką. Būtent dėl šio motociklo iš Vilniaus atvykau į Berlyną, kad jį nufotografuoti su juostiniu fotoaparatu. Ir pabandysime. Viskas. Įamžinta akimirka. Kągi, Vilnius Berlynas, Back to the Roots, kelionė oficialiai uždaryta. Esu BMW Motorrad muziejuje Berlyne, nufotografavau BMW R80. Šalia stovi R12 GS, o čia dar naujas. Sėdžiu terasoj, šiek tiek atsikvėpsiu. Ir prasidės logistiniai reikalai, reikia nuvaryti motociklą į sutartą vietą, kurį parveš atgal, o aš pats važiuoju į oro uostą ir iš ten skrydis Berlynas Vilnius. Tai grįšiu šiandien vakare. Tai labai geri įspūdžiai,
Šiandien oras nelepino irgi. Ryte atsikėlus buvo apsiniaukę. Važiuojant į Berlyną prasidėjo remonto darbai, teko keisti maršrutus. Navigacija buvo labai komplikuota, ko pasekoje galiausiai spjoviau tą reikalą ir pagrindiniais keliais, ne tiesiausia oro linija, važiavau tiesiai iki Motorrad muziejaus. Slidu, šlapia, bet nešalta. Tai va, dabar jau viskas, oras pasitaisė. Atsivėsinu, atsigaunu ir viskas. Logistiniai dalykai prasideda. Tikiuosi pavyks kažką sudėlioti iš to, ką nufilmavau į video ir dar labiau tikiuosi, kad juostiniai fotoaparatai nepavedė ir iš tų juostelių kažkas pavyks padaryti nuotraukas. Tai va. Gerai. Ačiū visiems, kurie sekė ir noriu padėkoti žmonai, kuri mane išleido į tokį ilgą nuotykį sąlyginai, kai namie laukia mažas vaikas, dukra. Dėkoju BMW Motorradui, Einarui ir Joriui už suteiktą galimybę patirti kitokią kelionę. Dėkoju Bike Shop, HGC šalmui, Kryga kuprinėm, tiesą sakant, ne kuprinėm, o šiuo atveju kelionėje turėjau krepšį, Linui už receptą, kaip pasidaryti avižinę košę su riešutais ir juodu šokoladu, Mariai už konservus, Arūnui už parodytas vandens talpas transportavimusi. Tai ačiū visiems, kurie sekė.